Pradėsim nuo Seimo nario Edvardo Žakaitio. Esu tikras žemaitis ir gimęs ir Pagėgiuose, tuomet buvo kaimas, dabar savivaldybė ir taip klostėsi, kad ten pagal tėvelio darbovietę teko dažnai kelnotis įvairias vietas, bet pagrindas Žemaitijoje. Į mokyklą pradėjau eiti Plungėje, po to persikėlėme į Kelmę. Tai Kelmėje baigiau Kelmės pirmą vidurinę mokyklą ir Kelmėje teko gyventi 29 metus. Na, nuo 89 metų esu šiaulietis. Na ir matyti. Ar jaunam žmogui patartumėte siekti politiko karjeras? Nu kaip, čia turi žmogui tie dalykai ir matomai ir patikti kažkiek. Jeigu jauti, potraukį tiem dalykams, jauti, kad tau yra įdomu, čia vienas iš pagrindinių darbų, tai yra bendravimas su žmonėmis. Gavau paskyrimą dirbti Šiauliuose, vienintelė iš viso kurso. Ir tai buvo didžiulė sėkmė, kadangi visos kolegės išvažiavo į rajonus, kas yra Radviliški, kas į Kelmę, kas į Joniškį, o aš staiga likau aukštesnioje muzikos mokykloje ir galiu toliau gyventi Šiauliuose. Aišku, to buvau labai patenkinta, bet su savo kolega nuvažiavom į Palangą, sėdėjom tokioje šachmatinėje prie jūros kavinėje ir jis sako, aš važiuoju stoti į Klaipėdos konservatoriją, važiuojam kartu, dabartinė muzikos akademija. Ir aš, kodėl ne? Pasukau, nuvažiavau ir įstojau. Į neakivaizdinį, nes labai bijau prarasti darbą Šiauliuose. Ar galėtumėte save pavadinti karjeros moterimi? Nėra taip, kad aš tiesiog jaučiuosi savipakankamas savo darbe. Ir aš pamenu, kaip vienam iš kultūros barų pirmą kartą pasirodė, dar man būnant studentui, mano tekstas apie meną. O kultūros barus aš savo kaime skaitydavau labai jau anksti. Tai buvo toks, dabar yra pats solidžiausias kultūros žurnalas. Ir man tai buvo kaip tokia siekiamybė, nepasiekiamybė, aišku, va tas šviesus meno ir kultūros pasaulis. Ir kai aš matau jau savo tekstą, dar būdamas studentų ten, žinot, taip apsalo mano širdis ir mano būsena tokia buvo puikiai, bet ne todėl, kad aš norėjau dominuoti arba pasirodyti kažkam, aš pats supratau, kad daug kas gyvenime įmanoma, kad svajonės iš tikrųjų pildosi, kad būtent... Pagrindinis dalykas, mano supratimu, yra iššūkių savo iškelimas. Edvardas minėjo, kad tai varomoji jėga gali būti problemos, gali būti kažkokie tai kiti dalykai, bet aš matyčiau pagrindinį dalyką, tai savimotyvacija. Jeigu tu randi save kuo užmotyvuoti, tu iš tikrųjų visada rasi ką veikti ir, sakykime, prieš tai girdėtą klausimą, ką kolegė uždavė, ar galima ten kažkur pasiekti, tai visur galima pasiekti nuostabių rezultatų, jeigu tu užmotyvuoji save ir randi ko siekti šitoje vietoje. Koks jūsų požiūris į užsakomąją žiniasklaidą? Taip, kad tai nėra nei blogis, nei gėris savaime užsakomoji žiniasklaida, todėl kad čia Lietuvoje kažkaip taip įdomiai žiūrima į tą žiniasklaidą, į priklausomybės kažkokias taip toliau. Užsienį tai yra visiškai normalu, ten labai aiškiai yra įvardyjami žiniasklaidos savininkai, visi žino jų interesus. Na ir paskutinis klausimas. Klausimas, ne klausimas, iš esmės, tai jūsų lyderystės receptas. Ką pasiūlytumėte? Kokį receptą studentam? Jeigu jauti, kad darai ne tai, ką nori, sustoti ir ieškoti kitą kelią, nevargti, neversti savęs vargti visą gyvenimą. Ir šiaip vis dėlto tą pojūtį laimės greičiausiai gali suteikti tai būtent ten toli esantis tikslas. Turėti galimybę išsakyti savo nuomonę, galų gale pasiūlymus dalyvauti aktyvioje veikloje. Aš pridėčiau, kad pasikartočiau gal, kad visada reikia save motyvuoti, visada, absoliučiai. Ir pagrindinis dalykas, ką reikia padaryti, tai nebijoti išeiti iš komforto zonos.